Kėdainiuose vykęs sveikatą stiprinančio Kauno regiono praktinis seminaras "Sveikatos stiprinimas bendruomenėje" diskusijoms ir pranešimams suvienijo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų atstovus, Kauno regiono plėtros agentūros, savivaldybių ir administracijų, visuomenės sveikatos biurų, vietos veiklos grupių ir pačių bendruomenių žmonės. Ir tai pirmasis toks renginys skirtas bendruomenėms, praktinis seminaras, kurio metu bus aptarta ne tik tai strategijos, vizijos, darbai, užduotis bendruomenėms, žmonėms tie, kurie dirba kaimiškosiose bendruomenėse, miestų bendruomenėse. Tačiau bus darbo grupės, kurių metu išdiskutuota, tikimės bus išdiskutuotos aktualiausios problemos ir galimi sprendimo būdai. Tai būtų šiuo seminaru, šiuo darbu tolimesnis žingsnis dedamas tolimesniai sveikatą stiprinančio Kauno regiono politikai. Būtent šitoje veikloje, plačioje, didelėje, kadangi tai apima tikrai ne vieną sektorių ir sveikata tikrai nėra vieno sektoriaus užduotis, rūpestis ir darbas. Ir šiandieną turėsime įvairių sričių atstovus, įvairius pranešėjus su gerąja patirtimi, taipogi bus pristatomi tam tikri projektai, tam tikros veiklos, kurios šiek tiek išsiskiria iš kitų, šiek tiek yra pažangesnės, šiek tiek yra traukiančios daugiau dėmesio, pozityvios, geros veiklos, kurios turėtų sklysti kaip geroji patirtis ir kitose bendruomenėse. Be abejo, kiekviena savivaldybė turi savo turbūt veiklą kryptį, daugiau orientuoti kiti yra į turizmą. Jeigu tai yra palanki vieta, palanki aplinka, tai daugiau yra puoselėjamas laisvalaikis, rekreacija. Tačiau žvelgiant į perspektyvą, aš manyčiau, kad bendruomenės tai yra viskas. Tai yra ir aplinka kultūringa, tai yra elgesys, tai yra infrastruktūra, tai galiausiai ir mokymas, supratimas, suvokimas pačios sveikatos, pačios atsakomybės. Ir manau, kad tai yra stiprioji grandis konkrečiame praktinėme darbe. Būtent bendruomenės, nuoširdžiai dirbantis žmonės juose ir turintis idėjų. O šitas seminaras, manau, kad bus tiek naujų minčių pasidalinimas, tiek esamų darbų padarytų įvertinimas, klaida. Tai manome, kad juo labiau, kad tai bus ir ministerijų atstovų pranešimai ir pristatoma sveikata visose politikose kaip Seimo priimtas dokumentas, kad būtent sveikata yra iš tikrųjų visur turi būtinai ir žemės ūkio, ir švietimo, ir visų ministerijų rūpestis, ne tik tai sveikatos apsaugos. Ir manau, kad tos veiklos ir tie projektai vienaip ar kitaip atsiliepia vis tik į sveikatą. Aš galvoju, kad tai yra labai svarbu, praktinis seminaras Kauno regione tokio pobūdžio, tokių klausimų vyksta pirmą kartą ir manau, kad tai yra labai vertinga, kai dalyvauja ir bendruomenių atstovai, dalyvauja ir politikai, dalyvauja ir mokslo institucijos, sveikatos biurai, sveikatos apsaugos ministerijos atstovai. Bendrose diskusijose, bendrose pokalbiuose mes galime rasti teisingus sprendimus, kaip toliau plėtoti sveikatinimo procesą. O kad plėtoti sveikatinimo procesą reikia keletos dalykų. Pirmiausiai, žinoma, reikia žinoti, ko reikia žmogui šiandien. Reikia mažiau kalbėti apie ligas, mano požiūriu, o daugiau apie tai, kaip gyventi sveikai, kaip stiprinti savo sveikatą, kaip suformuoti aplinką palankę sveikatos stiprinimui, sveikatos išsaugojimui. Mūsų Kėdainių krašte iš tiesų bendruomenės yra labai aktyvios. Aš labai džiaugiuosi, kad didelė dalis bendruomenių, kai turėjo per vietos veiklos grupės galimybę gauti lėšų, nukreipė ne tik savo patalpų remontui, bet nukreipė aikštynų, sporto aikštynų sutvarkymui, kad iš ties žmonės net ir mažuose miesteliuose turėtų puikią įrangą, jaukią vietą stiprinti savo sveikatą. Mes Birštone turim dvi sanatorijas, Versme ir Tulpe, kurios tiesiogiai pavaldžios yra savivaldybės tarybai. Bet labai džiaugiamės, kad prieš metus atsivėrė privataus verslo Eglės sanatorija ir ji šiandien tikrai kažkiek tai gal ir konkuruoja, bet labai puikiai įsipaišė į Birštono kurorto gyvenimą. Stengiamės mes pačiam kurorte
iš savivaldos pusės viską padaryti, kad infrastruktūra sąveikautų, koreliuotų su sanatoriniu tuo gydymu. Vien asfaltuotų dviračių takų priskaičiuojam 25 km. Aišku, tai nėra į vieną sistemą, didžioji dalis yra sistemoje, bet yra. Ir turim planą 130 km. Tai vienas dalykas. Turime centrinį kurorto parką, kurį taip ir vadinam tiesiog kurorto parku, kuriame yra 10 treniruoklių. Tai yra, kada mažiukai žaidžia su smėliuku, senoliai, seneliai gali šalia treniruotis, mankštintis ir panašiai. Tai tiesiog gėlynai, takai, pasivaikščiojimo ar dviračių takai riedučiam, tam visai ir tarnauja, nes kitą kartą įsivaizduojama, kad sveikata tai yra tik vaistinė. Iš tikrųjų tai yra paties veikla, tiesiog pačio žmogaus iniciatyvai. Jisai turi rūpinti savo sveikatą, bent vieną kartą per metus pasirodyti gydytojui ir atvažiuoti į kurortą, pataisyti sveikatą tam, kad jis vėliau nesusirgtų rimtai, pailsėti atitinkamai, bet valstybinis požiūris, ar tai būtų per socialinį draudimą, kad tai skatintų žmogų, kad jisai atvažiuotų į kurortą būtent gal nesuprasdamas, bet valstybinės sveikatos politikos dėka priverstas pasirūpinti savo sveikatą, kad paskui vėliau netaptų našta tai pačiai valstybei. Tai šito dar mes valstybės politikoje to neturim. Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Sadovskaitė pranešime Galimas lyder metodo įnašas į sveikatinimo procesų raidą pažymėjo, kad dauguma šios programos lėšomis finansuojamų projektų vienaip ar kitaip prisideda prie kaimo bendruomenių gyvenimo gerinimo. Per 2007-2013 metų laikotarpį buvo įvykdyta net 3219 vietos projektų, atnaujinti 583 bendruomenių centrai, sutvarkytos 548 viešosios erdvės, suorganizuoti 3122 mokomieji informaciniai renginiai, finansuoti 156 jaunimo projektai, pradėti 144 nauji verslai. Sukurta 278 darbo vietos. Naujuoju 2014-2020 metų laikotarpiu didžiausias dėmesys bus skiriamas bendruomenių socialinės atskirties ir skurdo mažinimui bei kaimo gyventojų užimtumo didinimui ir jaunimo įtraukimui į įvairias veiklas. Tai ir mokymai naudotis informacinėmis technologijomis, įvairių socialinių ir organizacinių inovacijų diegimas, aplinkos gerinimo ir atsinaujinančios energijos šaltinių kūrimas, vietinės maisto produktų rinkos vystymas bei kitų ekonominių, socialinių ir kultūrinių veiklų skatinimas atnaujintuose bendruomenių centruose. Žemės ūkio ministerija įgyvendina programą Lietuvos kaimo plėtros 7-13, ruošimės naujajam laikotarpiu finansavimo. Ir yra ta stiprioji mūsų pusė, mes turime lyder metodą, bendruomeninį metodą įgyvendinamą iš apačios. Šią akimirką yra numatytos priemonės, vietos plėtros strategijos ir joms užbrėžti tik tai tokie, sakykime, tokie globalūs tikslai. Socialinė sritis, visa įtraukties didinimas, tvarus, sakykime, žemės ūkio plėtojimas ir verslumo skatinimas taip pat. Bet šalia šitų veiklų visur sveikatai lieka vietos iš tiesų, nes minkštosios veiklos jos visos bus finansuojamos. Tai nuo informavimo iki veiksmų, kaip mes galime organizuojant stovyklas, organizuojant sveikos mitybos mokymus ir bendruomenėm bus sudarytos sąlygos tęsti gerąją praktiką, geras veiklas susijusias ir su sveikatinimu, su visuomenės informavimu apie sveiką gyvenimo būdą, apie kitokį gyvenimo būdą, apie galimybės įsitraukti ir patiems spręsti dėl savo perspektyvų, dėl savo vaikų ateities. Tai šias priemonės tęsime ir pranešimo metu daugiau informuosiu apie galimybės apskritai, kokias veiklas mes galime vykdyti, ką mes ketiname daryti. Bet iš principo ši tema yra labai svarbi, aktuali, bendruomenės labai intensyviai imasi šios temos, ją vysto ir manau, kad jinai tikrai atsiras kiekvienoje vietos plėtros strategijoje, nes pačios bendruomenės iškelia šią temą kaip labai aktualią šiais laikais, nes susirūpinę visuomenės sveikata. Pranešimą sveikata visose politikose skaitė Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo valdybos direktorius Audrius Ščeponavičius akcentavo,
Jog nors vidutinė gyvenimo trukmė mūsų šalyje pamažu didėja, gyventojų mirtingumas išlieka vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Nerimą kelia išorinės mirties priežastys, tai sužalojimai ir nelaimingi atsitikimai buityje bei keliuose, savižudybės, alkoholio ir rūkymo pasekmės bei širdies ir kraujotakos sistemos ligos. Lektorius pažymėjo, kad gyventojų sveikatos ir mirtingumo rodiklius apsprendžia ne vien ligų gydymas ar profilaktika bei įvairių institucijų priimami sprendimai, bet ir gyvenamosios aplinkos gerinimas, socialinės atskirties mažinimas, jaunimo švietimas ir ugdymas. Tad ministerijų parašytas tarpinstitucinės veiklos planas Sveikata visiems turėtų būti įgyvendinamas konkrečiai kiekvienoje bendruomenėje, tiesiant dviračių takus, atnaujinant žaidimo aikšteles ir socialinius būstus, kuriant naujas darbo vietas bei užtikrinant tinkamą aktyvaus poilsio organizavimą. Džiaugiamės, kad patvirtinta yra Lietuvos sveikatos programa 14-25 metų, Seimas patvirtino, joje yra 4 kryptis, 4 tikslai. Saugesnė socialinė aplinka, mažinimas sveikatos netolygumų ir socialinės atskirties, aš kaip minėjau pradžioje pranešime, tai didžiulė ta socialinė atskirtis Lietuvoje yra, palyginus su kitom Europos šalim, ir vienas iš tikslų yra tą sumažinti. Antra yra kryptis sukurti palankę fizinę darbą ir gyvenamą aplinką. Ta sritis, kur, kaip minėjau, 20% priklauso žmogaus sveikatos nuo ten, kuris gyvena, kuris dirba. Na ir sveikesnė gyvensena ir jos kultūra. Tai yra visų tų žalingų ir faktorių mažinimas ir sveikatą stiprinančių, vėlgi prieinamumo gerinimas. Na ir paskutinė kokybiška ir efektyvi sveikatos priežiūra orientuota gyventojų sveikatos požiūris. Dabar kalbant kiti dokumentai, kurie lydi jau sveikatos programą, ateina naujas laikotarpis finansavimo 14-20 metų. Tai yra patvirtintas tarpinstitucinis veiklos planas Sveikata visiems vyriausybės nutarimu, ir ten yra ne tik sveikatos ministerijos priemonės, bet ir kitų ministerijų priemonės, kaip jie tą sveikatą visiems kurs. Deja, diskutuojant su kitom ministerijom, kad jie prisidėtų kuo daugiau prie sveikatos reikalų, ne visur pavyko tą pasiekti, ir kad mastas tų priemonių, intervencijų yra kai kur labai žemas. Yra labai gerų priemonių, pavyzdžiui, vaisiai ir daržovės į mokyklas. Skiria Žemės ūkio ministerija virš 1 milijono litų. Tai gerai, kad vaikai gaus vaisius ir daržovės, bet kitose srityse, kur mes prašėm, kad jie prisidėtų, jie skiria labai nedidelės lėšas. Dabar pati sveikatos ministerija pasitvirtino keletą savo tokių strateginių dokumentų sveikatos srities vystymo iki 23 metų. Tai yra patvirtinti keletas ministro įsakymų planų. Tai yra, vienas iš jų yra dabar Europos Sąjunga pagrindinė kryptis yra mažinti sveikatos netolygumus. Kalbant apie finansinę apimtį, pasakyti, kad sveikatai yra skirta apie 900 milijonų litų iki 23 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama. Ir jeigu Lietuva pasieks 75% lėšų vidurkį Europos Sąjungos BVP, tai mes jau nebegausim sekančio laikotarpio. Tai čia mums yra tas šansas tuos netolygumus sumažinti. Tai tos kryptis yra plane numatyta tuberkuliozės profilaktikos, priklausomybių nuo alkoholio, kitų psichoaktyvių medžiagų, traumų sritis, galvos smegenų kraujotakos, širdies kraujagyslių. Na, visos tos problemos, kur aš rodžiau, kad statistika yra labai prasta. Kaip čia tos lėšos ir bus nukreiptos. Iš tiesų, dabar kalbant apie tos 900 milijonų, tai yra didesnė pusė bus skirta infrastruktūros daliai, tos vadinamos kietosios lėšos, patalpos, įranga, bet didesnė dalis lyginant su 13-20 metų perspektyva bus skirta minkštosioms veikloms. Ir džiaugiuosi, kad daug labai tų minkštųjų veiklų, mokymų įvairių metodikų parengimo, tobulinimo, informavimo, švietimo bus nukreipta prevencijai. Tai ypatingai atsiras ir įvairios metodikos, ko dabar labai ir trūksta ir mūsų kolegos ir visuomenės sveikatos specialistai, kurie dirba bendruomenėse. Čia bus kuriami instrumentai, kaip tą sveikatą stiprinti, kaip ją gerinti. Prevencijai bus skiriama tikrai didesnis dėmesys negu 7-13 metų laikotarpiui. Kauno regiono plėtros taryba, kurią sudaro Kauno miesto ir 7 aplinkinių savivaldybių merai ir vietos politikų atstovai, dar 2012 metų vasarą nusprendė dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos sveikatą stiprinančių regionų judėjime.
Darbo grupės koordinatorius Kauno rajono savivaldybės gydytojas Romualdas Žekas minėjo, kad pirmojoje bendroje konferencijoje buvo numatytos sveikatą stiprinančio Kauno regiono veiklos perspektyvos, o dabar pereinama prie konkretesnių šią veiklą įgyvendinančių priemonių. Šitas seminaras mūsų yra dalis sveikatą stiprinančio regiono veiklos. Čia mes pernai metais Kauno regionas 8 savivaldybės tapom Pasaulio sveikatos organizacijos tokio tarptautinio judėjimo nariu tikruoju. Ir mes tą veiklą, siekis mūsų viso regiono sveikatos stiprinančio, kad visuose rajonuose būtų žmonėms sveika aplinka, žmonės būtų šviesesni, kad visos institucijos, kur dirba, ką nors daro sveikatos kryptimi, ten ar žemės ūkio būtų, ar socialinis, ar švietimo, ar urbanistikos aplinkos skyriai, visi dirbtų vardan to vieno tikslo. Tai mes tokias 4 pagrindinės kryptis turime, žinoma, galo nėra, 5, gal paėsim nuo jos, kurios nėra, tai yra sveikato visų politikų švietimas, jų sampratos ugdymas ir nuteikimas, po to yra sveikatą stiprinančių mokyklų judėjimas, yra sveikatą stiprinančių ligoninimo gydymo įstaigų judėjimas, yra bendruomenių aktyvinimas ir aplinkos, sveikos aplinkos, urbanistikos tame tarpe kūrimas. Tai sakant, mes norim paeiti taip, kad, nesakykim, savivaldybė apie 80 funkcijų įvykdo visokių, tai iš jų apie trečdalis yra susijęs su sveikata, daugiau ar mažiau susijęs sveikata. Na, pavyzdžiui, urbanistai, jie nuo jų priklauso, ar bus ta gyvenvietė su dviračių takais, su pėsčiųjų takais, su riedučių takais, ar jinai skatins tinginį judėti, nueiti pėsčiomis, bet ne su mašina važiuoti. Ir šiandien šitas seminaras skirtas yra bendruomenės aktyvinimas, nes bendruomenės aktyvinimas yra vienas svarbiausių komponentų. Jeigu bendruomeniai primetama kokia nors, kad tai geriausia idėja, jeigu jinai netampa jo savo, tai skaityk reikalas patyrys nesėkmę. Tai mes va čia surinkam tuos aktyviausi iš 8 savivaldybių žmonės, kurie ir šiaip jau dirbo toj srityje, ar turėjo kokius klubus, ar vietos veiklos, projektus rašydų sveikatinimo. Jos mes laikom lyderiais, mes jas laikom katalizatoriais judėjimo ir mes manom, kad suvienijam bendras pastangas kažkaip dar tą įžiebsim ugnį per visą rajoną, per visą regioną, per visus rajonus ir tikimės, kad to šviesos bus daugiau, supratimų daugiau, kad sveikai gyventi mada ateis į mūsų regioną. Na, tikslas vėl sveikatos geresnės. Kėdainiuose susirinkę Kauno, Raseinių, Ukmergės, Jonavos, Birštono, Prienų, Kaišiadorių rajonų bendruomenės ne tik dalijosi gerąją patirtimi, džiaugiasi sveikatinimo tradicijų formavimu ir puoselėjimu, bet ir diskutavo jiems aktualiomis temomis. Kas šiandien dar trukdo bendruomenėms įgyvendinti savo idėjas, apie projektus rašančiųjų ir įvairių struktūrų santykius, apie bendradarbiavimo su kitais sektoriais plėtros galimybės, apie sveikatinimo veiklų ir formų įvairovės bei perspektyvas. Raseinių bendruomenės pas mus tikrai yra aktyvios ir jau beveik 10 metų, kai kurios net daugiau virš 10 metų, rūpinasi kaimo gyventojais ir stengiasi sudaryti įvairias sąlygas, tiek kad individualiai galėtų judėti sveiką gyvenseną užsiimti, tiek organizuodamos renginius. Per tuos metus mes tikrai esam daug padarę, įgyvendinę daug projektų ir beveik kiekviena bendruomenė turi puikiai suremontuotus namus ir tuose namuose, jeigu tik yra galimybė, stengiasi įkurti sporto kampelius arba net atskirius kambarius ar net sporto kokias salytės įsirengia. Ir pas mus rajone virš 30 bendruomenių turi tokių sporto salių, sporto centriukų, ir kuriuose tai treniruokliai, tai biliardo stalas, pulo stalai ar teniso stalai ir gyventojai, ypač jaunimas, vaikai gali ateiti sportuoti. Na ir dar galime pasidžiaugti, kad mūsų bendruomenės aktyviai rengia socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamus projektus, savivaldybės projektus. Tai tikrai įvairi veikla organizuojama tiek patalpose, tiek lauke, ir dviračių žygiai, ir jau ėjimas su šiaurietiškom lazdomis, ir visokios išvykos į pas žolininkų, arba šiaip į kokios nors ir baseinus nuvežam vaikus ar suaugusius. Tai yra tos įdomios įvairios veiklos ir kaimo bendruomenės tikrai prisideda prie sveikos gyvensenos, sveikatinimo programų įgyvendinimo, tik tai gal tiek per daug neafišuoja, per daug neakcentuoja to prisidėjimo. Subūrė iš Kauno apskrities vietos veiklos grupių atstovus, tai tikrai naudinga pasikeisti gerąją patirtimį ir pasižiūrėti, kaip kaimynai gyvena galų gale, pasimokyti kažko. Tai nėra blogai. Daugiau įsitraukia yra biudžetinės įstaigos, sakyčiau. Mes dirbame su mokyklomis, kurios nori atnaujinti stadionus, įrengti vaikų žaidimų aikšteles. Tai
Sveikatinimo prasme tai daugiau yra su stadiono atnaujinimu. Kažkokiu tai tradicinių patiekalų, kaip kitose VVG ar amatų centrų nesteigėme, tai orientuota yra į tą pobūdį daugiau. Turim stiprų apskritą stalą jaunimo, kuris vienyje jaunimo organizacijas, jie ten vykdo projektus. VVG atskirai yra nenumačius jaunimo projektų rėmimo. Tai tokia situacija. Kaimiškos bendruomenės ar turėjo įsirengusius kažkokios aikštynus pas mus Kėdainiuose per vietos veiklos grupės jos modernizavo? Kaip ir sakau, yra 3 mokyklos pagrindinės Jonavos rajone, kurios yra įsirengę sporto aikštynus arba baigė įrenginėti. Taip pat viena seniūnija inicijavo tokius, projektus. Pačios bendruomenės nesėmė to spręsti, nes su žemės sklypų klausimais problemos šiokios tokios, tai nesprendė. Tokių projektų ir nerengė iš tikrųjų. Kokios yra galimybės rengti kažkokius projektus, veiklai, užimtumui žmonių? Kiek aš žinau, tai yra finansavimas iš savivaldybės, sveikatos taryba finansuoja atskirus projektus, o kas susijęs su vietos veiklos grupė, tai, kaip sakyti, traukinys jau nuvažiavo ir laikotarpis finansavimo į pabaigą, tai šiuo metu paraiškų naujų teikti nėra, o ankstesnėse paraiškų kvietimo formose tai buvo numatyta bendruomenėm. Bet bendruomenės daugiau orientavosi į tradicinių švenčių organizavimus, į renginių, kultūrinių organizavimą. Tiesa, viena bendruomenė įsigijo sporto inventorių, tai tik tiek. Žmonės kaime gyvena sveikai, manyčiau, nes turi tikrai pakankamai darbo. Ir tai, kad aš šiandien atvažiavau viena, rodo, kad žmonės labai užimti, nes šiandien labai graži diena. Ir renginiai pas juos šventės vasarą būna mažiau ir švęsti galima rudenį, ankstyvą pavasarį arba žiemą. Tradicijom tampa tie renginiai, kurie žmonėm yra labai priimtini ir mieli, reikalingi. Ir viena iš mūsų tokių tradicijų tapo sveiko maisto šventė, būtent be alkoholio, nes mūsų dabartinės šventės labai įprastos pasivaišinti taurele. Tai va šitą tradiciją mes labai džiaugiamės, didžiuojamės ir įtraukiam kitas bendruomenės. Nuo seno yra sakoma, žmogui ko reikia? Duonos ir žaidimų. Tai būtent per šitą prizmę ir vyksta mūsų renginiai. Mes juokiamės, kas yra labai sveika, mes maitinamės sveikais patiekalais, geriam žolelių arbatą, gaunam labai įdomios informacijos, vieni iš kitų dalinamės ją. Ir man dar džiugu tai, kad į mūsų šitą veiklą įsitraukė ir Panevėžio rajono bendruomenė Žibartonių ir dalyvavo. Tai būna tokie ir vaidybiniai, žmonės vaidina taip, kaip jie sumasto laisvai. Ir kurie nenori dalyvauti komandoje, tiesiog stebi, žiūri mus ir taip pat įsitraukia žaidimų metu į bendrą veiklą. Dabar mūsų sveiko maisto šventė įsiplėtė dar ir kitokią veiklą. Tai yra šiaurietiško vaikščiojimo tradicijas. Tai mankštos. Galvoju, taps tradicija, nes 2 metus iš eilės laimėjom projektą, kai gali atvažiuoti kineziterapeutė. Ir čia susirenka tikrai nemažas būrys moterų ir vaikų. Nėra atskirai išskirta vaikam renginys arba tik tai suaugusiam. Tai yra šeimų renginiai, kur gali eiti ir suaugę, ir vaikai, ir vyrai, ir moteris. Labai esam dėkingi visuomenės sveikatos biurui ir jos darbuotojams, kurių pagalba mes šitą tradiciją ir sukūrėm. Jaučiam visą laiką paramą seniūnijos, kitų bendruomenių, nes būtent jų dalyvavimas mūsų veikloje puoselėja mūsų šitą sukurtą tradiciją ir skatina tai daryti kitus. Nes jau žinau, kad Josvainių kaimo šventėj ar miestelio šventėj taip pat bus be alkoholio šventė. Tai labai džiugu. Linkim visiems šitokių gražių tradicijų.